Humoro klubas, mes trise šį kartą, kartu su profesionaliais iliustruotojais susijungėm į vieną bendrą komandą ir padarėm tokį projektą, kurio metu mūsų pokštai pavirto Viberio stikeriais. Tiesiog galvoj buvo tokie, o dabar būtent išpuolė progą su Labas susisiekėm ir galim realiai gyventi visą šitą. Tai visas šitas, kas vyksta, tai buvo tiesiog vienos geros idėjos reikal. Ranka va taip, čia kamuolys, ranka taip. Kroksai, padaryk kroksai. Padaryk kroksai. Be kelnius kroksai. Jo, va. Sėdom, pasikvietėm komandą, 3 dizainerių merginų, 9. Ir sukūrėm naujų Viberio šitų videlių, kuriuos galima bus visiems panaudoti. Faina yra pamatyti, kaip pasakai žmogui 3 žodžius ir kaip, tarkim, 3 žmonės skirtingai juos mato. Aš taip susidarė darbą reklaminė agentūra, nes dirbėt, bet tai jau dirbė, ne? Tai gal kažką padarom ne tik apie mantelį tada, pavyzdžiui, susitikim kariuomenį kažką. Visiškai. Oskar, vaidučia. Iš tikrųjų žiauriai sunku yra surasti tų gerų stikerių, kuriuos tikrai norėtum nusiųsti ir va dabar, kadangi Labas man pasiūlė daryti, sakom, davai padarykim gerus, kurių patys norėtume ir apsiėmėm šitą projektą. Bus daug įdomesni šitie visi emotikonai ir stikeriai negu dauguma, kurių yra sukurtų, mano nuomonė. Ir būtent tai, kad yra būtent specialiai Lietuvos kultūrai liaudžiai pritaikyti. Bet padarykit vietą tą vyrišką vašytą. Jo, padarykit tokį Adomo obolį. Adomo obolį. Aikis tokias biški, ties 3:12 valandą. Čia atėjau pasidžiaugti paskutiniam laisvės dienom prieš armiją, iš tikrųjų, kad pabūt dar su draugais galėčiau, nes jau laikrodis tiksi. Kelpsant eiliudį vaizdutis. Visų grybų balkaunykų. Turim Viberio antrą. Mes dar visų net nepadarėm, dar yra minčių, dar daugiau ir dar darysim dar jų, man atrodo. Pats labai noriu pamatyti, nekantrauju iš vis galutinį rezultatą ir norėčiau pats kažkada kuo greičiau pamatyti po Viberyje, su kuo nors, kai kalbėsiu, mes kokį nors pasimatysim kariuomenį panašiai. Bet tai vaidutis nejaukiai jau. Toks šaržas. Draugai, kaip šventoji, kur piešia to šaržą subatintą.